Ho, ho, ho! Kon man jaunims, kaip suprant, esat pasielgę. Tai laba diena. Baisulinės atsiprašau, kad biški dingau. Buvo labai daug visokių dalykų, žinokit. Su sveikata, labai daug šiaip darbų, dar tas YouTube, tai tiesiog, kaip ten sak, suveina šiknelė, nen visko apriepti. Nežinau, žiūrėjus dabar, ar kažkada jas neparodžius, kaip ir turėjau dar vienam filmukų medžiagos, bet gal tiesiog pradėsiu iš naujo filmuoti. Matysiu, kaip šiandien tos nutaiks, bet va, jau pasiėmiau kamerą, jau ir pažonga, kaip sakant. Dėl sveikatos įdomu, tai buvau ir priėmėjim porą kartų, labai duri širdį, tai žodžiu, buvo kalio magne natri trūkums, dabar lygų nebija. Daug geriau jautųsi, širdėlį nebedur, bet dar išsiaiškinom, kad man iš aukšt cholesterolis. Tai va, visokių tų dalykų, tu taip, žinot, keisti dalyką, labai keista ir suprast, kad nebe 20, kad vat prasideda tos nesąmonės, tai cholesterolė, da kas nors. Nors dabar jau jauksiam, pažodžiu, tada daktaras man te biškai, ką priraštų siuntėjimų, pas 5 specialistų, žodžiu, visko išsitėrit nuo dugniai. Tai toks buvo biškai sukretėjimas, kad reik rūpinti savim. Tai va toks gal buvo tas atsitraukiams, kad išpailsėti, atsigauti ir dabar pasistengsiu pas jūs sugrįžti. Ačiū, kad ištikimo laukat, ačiū, kad esat kontrus ir na, sveiki sugrįžus, tai duliavo, ne? Tai gal reik sakau biškį update. Kas gera balandžio ūkė? Nieka daug ypatinga, šitą viskas apžėlė, reikėtų atpjauti žolės. Kažką apslėgi šiandien man met, viskas nėra atostogų. Tai kas gera, išsilyginom ir apsisėjom žolelį, jau vien tik pjovėm. Augdavo ir balondas, viskas, žinot, tas pirmas metas, kadangi čia ir ne peivėlė, prie kuik nors supranti 10 aro, bet cėlą peivą. Tai va taip, pjausiam, viskas susitvarkys, susilygins, vyrs darboholik šitą kažkur kabin, vež, stata vėl, daržus visą nieka, nors baisė vėlą viskų mes čia prasidėjom, susisėjom, bet šiandien jau prasiskiniau agurkų. Daug nesudyga, pasijom virš 450 sudyga. Nežinau, 50 sudygus laukia, ta prasme. O čia va, jau toks į ūkis. Vakarėsiam laistytis. Agurkiukus aš noriu pardavimo turėti. Žodžiu, apskritą. Norėčiau turėti keli šiltnamius. Dar kažkur matysim, kaip šitas gyvenimas mums susidėliuos. Bet va, auga puntmėlių. Tikrai žiauria auga ir bandau auginti taip, kaip augina augintoje, kad va ant vienas steibo nelėdė augti jokiems tiems ūsams. Čia pasilikau ton bardakėlį, vat, kad pasižiūrėti, kur tipo daugiau agurkų, nors augintoje juk žin, kaip reikia auginti, tai agurkų daugiau bus ten matomai. Čia pirms pomidors, vis dar lauko. Aik tu, koks tu gražus. Nemylims papriks, eik pažiūrėti, jėzau, gal cukinių ir kiekės cukinį pasiilgus. Nikap nesužėl. Nu va čia, visur buvo agurka, ir ten buvo agurkų, o sužėl tik tas čia vyra lauka daržus, tam, kad irgi pardavimo būtom. Kopūstą, reikia plemba. O, pagaliau, pirmųjų cukinį. Kas čia tavi nori kapoti? Būgda.
Būgda daigėlė buvo iš Turgaus ir tokie labai biedni, tas papriks apgavo. 3 kopūstai jau, žalia rūta. Reiks jau kažku daryti. Vyrs klausos. A gali išjungtim radiją? Alio! Negert. Išjunk radiją. Siaubas. Jau geriau Marijas radiją klausytum. Tai čia Marijas, vyra. Jie. Ko čia dirbi pasakok? Reikia įdėti duris, bet kol nėra grindų, negaliu įdėti duris. Va, matote, jau lendame kietą galą. Pasidarysim, visada įsidėsiu tos duris ir tos duris. Ir tada spintą monton sudėliuosi. Kur tu tavo spintą? Dar reikia spintą, aš žinau. Nu, tu pakabinsi. Bus virtuvinis. Va, kiek visko turėjom. Neišnaudojam veitas. Jo, kiek aš čia susinešė. O, spinton. A tau nesijauts lygis didelis? Didelis, jau pradėjo kodai. Aš negaliu paeiti, žinok, net. Po lietaušė. Met prižėmėsi. Pradėjo šutrą tokia. Norėčiau veit dar būtis, nu, bet negaliu. Ne, kur tu? Neiti, ne. Ašan. Ai, auksinis vyrs. 7 kokia. 7, ne, o kokį 7 veikti. Ilsėtis. Žodžiu, tokis ir va tokėlis. Bulvėlis žyd. Dar aš net nepinsikė nusiravėjom. Surod nemaža čia ir mums tų reikalų. Va. O antras tiek jau galėsim prasiretinti. Retinomi dabar, bet labai tunkiai kažkaip susisėjom. Buroką, pops, moliūgą, jie kas iš anų bus ir mūsų jau greta pradės galbūt irgi žydėti. Kas tos ir negaunas. Saulėgražas. Ne, dar ne visai greita, bet irgi galvoju, reikėjams biškį rečiau. Žeidus irgi noriu pardavimo. Gal kokiom vestuvėm, gal dar kam nors. A Jėzau, pagrindinį ūkį pamiršau. Va, čia tai mūsų ūkis ir. Jei, čia mes taip turėjom pagausėjimų visokių. Tai pliuškė. Ans reikia atvaryti laukmunienį. Ei, kad biškį pajudėti. Turėjom broilerių. Da turėjom piliokų. 3 savibėgi, ką matot, kukiai didelį kapą negreta aug. Vyrs da pirkda turgu, tai šveisi. Pekino. Kukiai graži. Žiaurė. Nu, o čia ir mūsų visi senieji. Antan spoku išen. O, Antan nuksta daudas. Ir neaišku, kuo mes čia dabar perinam, kelis kiaušinius padėjom kongausiam. Ar Antanukų, a Don Juanų daug. Nu va, toks updates. Iki mažo šiltnam nenuėjau. Taip va ir gyvenam. Nežinau, kiek dabar ir. Nu, pradėk nuo to gal. Nuo didžiojo. Baisalingai susirūpinęs. Susirūpins ir aha. Vien pat laistau šiltnamis. Nieks nepaded. Reik pasiskūs, žinai. Taip, nieks nepatikės. Nieks nepatikės kiti. Va, grindėlis, Biškų po biškų čia visa geras, toks turėtum gauti į koridorius. Bet ir lobus reikėtum, koks fainas lobus čia irgi. Ne, čia ne fainas. Ai, čia kiauras, ne? Kiauras, jau. Tai dėt, va tos iš apačios irgi. Nu, tai tos reik sudėti. Nu. Nu, biškį po biškį padailės. Gerai. Ainaš. Darbuotis. Oi! Vos jūs nepamiršau, žinokit, vėl. Grįžau numiai. Gal vaikai jau žaidė ton
sukti video, reik grįžti. Tai va, tokie lišiai žirklis, o kur na tas? Perdžiūvė viskas dabar, ta šiluma iškart veikia. Žodžiu, labai noriu pasidžiaugti, kad ir daug veit pomidorams, nes visai tokie, nei čia pas mus ir čia, ir ką patrodyti tame mažajam šiltnamį, ne tur veit, teistais viršų, ten visi sukrypiai, nes labai skirtinga atrod. Nors tus čia sudinau dar ir vėliau, ani dar labiau buvo svargiai, bet atsigavo daug labiau negu ten, vat, ko reiškia, kad augalas turi vis tik turėti pakankamą veids. O aš dar noriu, žinokit, dar šiltnamių. Mažoka šitą vieną. Mažoka. Kaip čia be Marijos radijas? Prigrasinai. Nesiklausyti, klausai. Tu klausytis gali, bet net į garsiją. Nu, vakar pasileitė, tai garsią ton radijai, ką girdėjosi, atrodo, siaubas. Galvojau pablūs. Nu va, vien šiltnamis dan, kitą nesuspėjęs dabar, nes biškį reikia iki miesto nuvažiuoti. Tai gal vakar, nes ten yra, prakatukas vandenukai nebūna atlaukia, ne? Kur lieta is on fire? Buvau mieste, grįžta, žinot, visi alkani, visi nori valgyt, visur bardaks. Kas daugiau visko padarė, nepatsanė, visą laik taip ir. Niek, vakar išmovė, yra draugėlis toks čia kaime. Viena grupė darželė, paskiau išsiskyrė, nes į kitas mokyklas pradėjo eiti. Nu ir ani dabar bišk prakota ir viskas, žinokit, nebeišsiskir. Arba tas berniuks čia maun, arba mun vakar maun ten. Bet žinot, reik pervažiuoti per kelią, kaip į žiaurę, stovi, veizį. Ir suprant, kad jie vakar tavo aug. Tai dabar tik iki kitos kelių pusės nulėk, žinot, su tas dviratės, o paskiau prasidės visi kavalierija, panas, reikės mašinas, tuos mažylėlis garantuota, nes iki miesto norės mauti. Nu tai va, kai bėga laikas. A jautat jaunims. Kapunt lek. Tai. Įdomi jausmai. Įdomus jausmai. Galim tik girdėm kažkur į tą įvykę, ne? O kon dirbat? Va. A čia gal lieptėjau? Taip. Mun išlaikys? O. Apskaičiuota. Apskaičiuota, ne? Daugiau armatūras įdėta viską. Gyvatė to. Nu, kaip sekas? Gerai. Gera. Durus dėsim. A jau dės dursi, ne?
Čia tas firminis. Šviesos daug. Man vyro labai patinka, jeigu dirsi. Labai. Labai tink primedėjai namą 100 metų. Baltas ypač, kad Longintas atspindėtų išveisti, taip. Tai labą rytėlį, šeštadieniausks ir va, judam krūtam, ne krošam. Kas kunsau, vyrs čia, o aš žadu eit pjauti žolės. Ir žaltį apiems toks tinginys, žinokit, nemok paaiškinti. Daug mėliau gulėčiau. Tikra, žinokit. Ir niek nedaryčiau, bet tik apyrėk. Nes žolė jau aug, o agurkiuką irgi aug. Nu, neatsigrūžu žaliais į savo agurkėliais. Nuostabiai atrodot. Oi. Aš palaistum visien, kėdėm pavyzdyti. Ok, tu vėlins, jau reik neštais. Ai. Negal taip. Kada toks jaunas, tai da normaliai nusisken, bet kai jau tas didesnis, labai sunkiai nusisken. Tai greta nei priaug, da ką palaistava. Anu tikrai čia vakar nebuvo, būčiau mačius. Ui. Negerai taip. Nedarykite, blogs pavyzdys. Oi. Nu ikonai tas visai jau baig. Jau ir pakankama tikrai raudons, kaip sakau, čia kažkaip bando nukabinti. Reiks jau parsinešti. Ragausiam pirmąjį savo pomidoriuką. O dabar einam pjauti žolės. Nu labas, dukryt. Mama, kada mes pardavinėsim? Ar agurkus? Nu ką bus daugiau. O kur mes pardavinėsim? Nu gal atvažiaus kas nors, nu. Ai, turgų nori važiuoti pardavinėti. Jo. Vaksė, jau turi irgi verslo planą. Staliuko kažkokį. Staliuką reikėtų mane. Nu gujaus turgėlė į staliukų. Jie kas? Šiaurė sunkiai buvo pjauti, vakar palėjai, šlapi, čia da daug dubiliuokų, eską pužiaurė ger sportą. Šiandieną dar buvo viskas, esam pakeisti į gimtadienį, sepaikišką, nu, bet vis tiek, kruštais, puštais, va, virstat staktą, ale, labai gerai.
O, pavargau, žinok. Žarą sunkiai papjauti. Šlapimą tą. Jau beveik išsigundau. Nužulinau kamerą ir stovą tik tas. Ir buvau pakišusi. O vandenį nuplauti tik ilgą, kol įsijungia gestus. Na, Augutį, bėk. Bėk mažutė. Būsi numelius. Viskas, išvažiuojam į gimtadienėšin. Pamirša kažko? Ne. Oi, poilsis. Maudym kronkos. A užteks 2 rankšluosčių? Nu, mums užteks. Kai jūs vandenį bijot, tai mes žinom visi. Mamytė. Taip, dukrytė. Mama, tu irgi maudysi? Gal sumastysim. Labas rytas. Jėzau, ką bus šveisė čia? Ne taip idėja. O kodėl ne taip? Kas? Ne į tą atrėmiau. Arčiau turbūt. Supratau. Nu va, toks tokėlį, žodžiu. Galvoju, gal jau šiandien įdėsiu video, tai reikia kažkur filmuoti, o nelabai įkuo, nes, tai patys darba kaip į vakar. Aš einu žolės pjauti, o vyrs va klibinas su durim. Klibikščiuoja. Vakar nuvalė longanį. Oha, Salomėja. Nu. Valė, va tas va labai blizga. Blizga, ne? Ir nuvalyti salę. Tai va. Čia norim pasidaryti, kad aš turėčiau kur pasidėti. Čia tokį spintą turėjom seną. Šaldytuvo tvarkingiau, kad čia va tas spintelės galbūt susidėliuoti, kad būtum kažkur daiktą daugiau pasidėti. Ir šaldim dėžę. Šaldim dėžę, ne? Jo. Nes vyrs baisė žad medžiuoti. Ir pabėga, ne ant to žodžio. Nu, žodžiu, turėjom tų mėsinių viščiukų, visko, tai kažkur reikės susidėti ir reikveitas. Tai va, tai po biškį visi galai ir susiremontau, žinot. Biškį čia. Ir žiūrėk. Naujos trubos nebereikės. Reikės naujos trubėlis. Einu. O, va. Visas galas. Sveiki! Pasiriškė šveit į saulę. Nu va, nausai dulis. Susipažinkit. Plauka tik tas biški kitė apšepta pati, žinot, motriškų. Ko norėjau pasakyti, žinot, kas buvo? Buvau pametus kamerą. Teikiau čia užsikėpiau jums padarytų video, visur nešiuojaus ir jau matot ir atpratim šioks toks. Pasidėjau. Ir vakar atvažiavo tokie žmonės, sako, kada bus video. Ir sakė, gerą, ką kamerą radau. O aš jau galvojau, kad yra, niek nebuvau sakius, nežinot. Nu, tai šiltnams, tai kameras dings, tai dar kas nors. Nu, tai atsirado. Va, laba gera. Vyrs ir išėjęs pjauti žolės, aš jas laistyti šiltnamių, viskas tas pats, žinok, niks nesikei, darba taip pat, laba, tas lytų žalti. Ten tiek šlapė, smengas, viskas į tai, kur anksčiau buvo tas prūd. Tai kai galiam, čia šitą dabar. Nu, aš čia vis tom plūt nuvariau, dabar vyrs kaip. Kas ta žolė, tai žiaurė gera dabar aug, ana ir čia pasaka. O šiaip nežinau. Ai, bus čia geras apšviesė. Kviečiu pakomentuoti, kaip jums būna naujoj šukusenėlį. Žiūrėkite, kiek visokių naujienų. Parėjai į mūną elektroninį parduotuvį, kas čia yra, tulkėjot. Tai
Kvietu užsukti keitėzemaitį.lt. Turiu jau ne tik tas valymo priemonių, bet ir kosmetikas priemonių, visokių serumukų, šampūnų, kaukių, runkyčių, krema. Pavyzdžiui, tik 299. Toks patogus įsimesti runkinukų variantas. Pakius serumuką brandesnėj odai, jaunesnėj odai skirti kremuką, šampūnas, akiavanė, kaukių, visokių, žodžiu, plėtus po biškį, labai džiaugus. Su to užsakymu buvo labai įdomi. Išleidau solidžią pinigų sumą ir bišbijojau vadės anetės, nes pirmsyk sakiausi iš tų tikėjų ir ne tiek ilga, kol atsakė, taip man viskas keista atrodė, o galvoj ten kažkokie ir, žinokit, neaiškus. Bet viskas atėjo, viskas gera. Tai va, keitėzemaitį.lt. Užeikit. Ir dabar nuolaidas kai kuriuom naujienom, tai tikrai verta pasižvalgyti. Išvežu prekelis į sandėlį. Ir jie tau kaip gera tokių ramybė būti. Šiaip tą vasarą, jau pripratau prie tų lietų, viskas normaliai, ne viskas aug, bet jie vyka pynik, nepaknysi gamtą į gamtą. Bet esmė tokia, kad kada lyn, tai vaka irgi būn sulindėjai numus. Ir jie irgi ir pavargiai viens nukėta. O ryzinas, o kniaukinas. Sakyk, nesakys, kad jeigu jūs pradedat pyktis, išėkit vien sakėt kambar kažkur. Nesiginčykit iki galo. Niekas tau, kaip šou sukate. Tai dėl šio punkto, žinokit, aš jau beveik laukiu rugsėjo mėnesiaus. Nelaukiu, aišku, bet trubelėlė mūsų maža, durų nėra. Erdvė nedėdėl, tai žinot, viskas labai girdas. Tas nuved iš proto, biškai tas rizinimas, tai ujujui. O, geriau. Žodžiu, prisiminiau dabar tus agurkus tvarkydam. Aš jau sakiau, man atrodo jums, kad augint šią metą biškai kitaip, veinu tau steigo. Turiu tokių, pažiūrėti, kaip geriau, kaip čia kas būn, nes augintojai tipo unto veina steibėltus agurkus augint. Na ir žodžiu, gaunu patarėmą. Ką būtina reiks sukti pagal laikrodžių rodyklį. Jei suksi kaip nors kitaip, žinokit, nebus agurkų. Tai tas tikrai ir neteisybė, nes ir vieni taip pasukti, kiti taip, nežinau, kaip nutargavos. Šiaip natūraliai visi gaunas pagal laikrodžių rodyklį, bet jeigu kas ten kitaip susisuk, tai tikrai palikau, nepersukinėjau. Agurkų ir runtukių. Ne čia tam esmė, ne tam. Galit sukti ir į kairį ir į dešinę. Kaimo romantikas garsta vyru su trimeriu. Aš laistaus, biški prausu, kažko pradėjai nesimati per kamerą, bet tokiai pilki lapą man nepatinka, nebūtum. Ir čia jau pareinanti erkutė. Biški numaudė. Bazilikaičiai. Kap nusipjoju, kap matus, tikrai žalėlė aug. Labai gerai. Einam pasitikrinti antrąjį šiltnamį. Ir
Reiks eit montauti. O tingu, žinot. Nes telefon pirmiausia reik pasidaryti veitas. O, pakšiuką. Prasitrinti video. Vakar sėdėjau su tom naujom priekėm ilgiausia. Akis išvarviai. Nu, bet kai jau teik laukat, tai jau reik dėl jūs pasisteig. Ir vėl raudonų pomidorų. Nu, kas čia du fantastika. Nu, tas bus laužo. Liuks. Liuks. Va. Kokie yra čia visi. Dėsnis kiekis, čia raudonų. Čia bus pomidoriukų. Tuo vis lauko. Jis pats pirmas pradėjo sirpti. Ne, bet labai ilga didelis ir va, čia ir jau pagaliau biškį prasidės, bet dar norės atsivalgyti. Taip viskas. Ačiū, kad esat, ačiū, kad kontrė laukėt. Gerą žiūrėjimą ir iki kitą kartą.